viena iš pagrindinių praktikų yra atiduoti kitam, padovanoti kitam laimėjimą ir pasiimti pralaimėjimą. Viskas tarsi persmelkta laikinumo dėsnių, viskas nuolat kinta. Ir kinta dažniausia tai kraštutinumais. Panašiai kaip prieš miegą, jeigu mes norim užmigti, jeigu rytoj ar gera diena, ar bloga, tai visiškai nesvarbu. Svarbiausia yra tuo metu mokėti paleisti, atsipalaiduoti, kad galėtume užmigti. Tai aš tylos stovyklos stengiuosi mokyti būtent iš tos pusės. Praktika padedant ilsėti, mokėjimas, gebėjimas paleisti. Jeigu mes nesuteiksim progos keistis tiem, kurie daro klaidas, tiem, kurie yra įvardyjami taip kaip beviltiški, kaip labai blogi žmonės, tai tada ir jie neturės galimybės keistis ir mes neturėsim galimybės augti. Amandai, koks yra tavo gyvenimo kokybės matas? Gyvenimo kokybės matas? Taip. Labai įdomus klausimas. Kaip tu matuoji savo laimingumą? Ar tai yra ilgas atstumas, ar kažkokios trumpos atkarpos, ar koks tavo yra gera būsena, iš ko jinai susideda? Gal pirmą įvardinčiau sveikatą, gerą sveikatą, kai nėra ligų, kai kūnas yra pakankamai pailsėjęs. Tai būtų pirmas matas. O antras matas turbūt būtų viduje esanti ramybė. Ir ramybė gali būti net, kai aplink yra daug chaoso. Ir ypatingai tada yra naudinga jaustis ramiu, nes tada mūsų sąmonė būna aiškesnė ir tada sprendimai būna daug palankesni ir tai padeda, tai saugo, tai tarsi rūpinasi mumis tą ramybę. O kaip su kuria mes ryšį išlaikom. Išlaikai tą ramybę ir slopini išorinį triukšmą? Stengiuosi išlaikyti, neslopinant išorinio triukšmo. Nes pirmosios praktikos pakopos būna tokios, kad mes bandom ramybę susikurti ir atsiribot nuo išorinio triukšmo arba priešintis išoriniam triukšmui ir bandyti padaryti taip, kad to triukšmo būtų mažiau. O kaip reikia? Tai čia toks būna pirma pakopa, su kuria visi susiduria. O sekanti pakopa yra, kai mes mokomės priimti visą tai, kas kelia triukšmą, kas kelia chaosą, kas trikdo, tai kaip sąmoningumo praktika, kad per tai galėtume augti ir tobulėti. Nes čia labai svarbi tada įžvalga atsiranda į gyvenimą, kad mums nepavyks gyvenimo sukurti tokio, kad jis visada būtų ramus, kad jis visada atitiktų mūsų lūkesčius. Tai pirmasis etapas yra normalus ir manau, kad jie visi pereina ir tada, kai pavargsta priešintis tam, ko pakeisti negali ir pamato, kad praktika pradeda kelti per daugiau įtampos negu ramybės, tai tada aš iš savo patirties pasakoju, tada pradėjau mokytis priimti visą tą chaosą ir jame ieškoti, išlikti ramus. O ką reiškia priimti chaosą? Vat paprastai žodžiais, ar ne, žiūrovam paaiškinti, ką reiškia priimti chaosą? Atsiriboti, susitaikyti, priimti kaip orą, kuris yra šiandieną saulė arba šiandieną lietus ir tu negali to. Kas tai yra? Ką tu turi omeny? Yra toks posakis, kai sako, kad reikia priimti tai, kas nepakeičiama ir daryti viską, ką galim daryti. Tai čia labai gražiai sutampa su mano įžvalga į tai, kad išlikti ramiu chaose ir priimti gyvenimą tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Nes kai gilinamės į gyvenimą, pamatom, kad labai daug yra dalykų, kurių mes negalim valdyti. Negalim valdyti iki galo savo minčių, savo jausmų, kitų žmonių jausmų, įvykių, kurie vyksta. Ir tai yra normalu, natūralu. Viskas tarsi persmelkta laikinumo dėsnių, viskas nuolat kinta. Ir kinta dažniausia tai kraštutinumais. Jeigu yra kairė, tai turi būti ir dešinė. Jeigu yra gera nuotaika, tai vadinasi, turi būti ir prasta nuotaika, nes visa tai eina kartu šalia ir tie svyravimai yra visiškai natūrali dalis. Tai tos praktikos, kurių aš mokausi ir moko, tuose kraštutinumuose išlikti ramaus proto, kad nepasiduotais kraštutinumais, kai labai gerai sekasi, tada atsipalaiduoti ir galvoti, kad viskas gyvenime dabar bus gerai ir galiu atsipalaiduoti, tiesiog mėgautis tais malonumais, arba kai nesiseka, tada palūžti ir tada nieko nebenorėti daryti. Bet tame nėra baimės džiaugtis arba baimės liūdėti? Aš manau, kad tame kaip tik atsiranda tada laisvė. Yra daugiau žiūrima, kas yra dabar ir stengiamasi tame atsipalaiduoti ir iš to padaryti ką nors gero, naudingo ir gražaus. Ir tada, jeigu, kaip ir visos praktikos, gali būti praktikuojamos neteisingai, tai kaip mokytojų moko, jeigu ta praktika yra daroma teisingai, tai tada nerimas mažėja. Vidinis, ar ne? Nerimo mažėja. Ja. Jau šią vasarą lean.lt puslapyje online seminarai, kurie keičia žaidimo taisyklės. O
tu vedi tylos stovyklas, ar ne? Kokia viso to intencija? Kodėl tą darai? Pradžioj buvo intencija pasidalinti savo patirtim, nes aš pats buvau labai susidomėjęs meditacija, kvėpavimai, saviugdos praktikom. Tai intencija buvo tokia ir paskui, kai pradėjau vesti daugiau tylos stovyklų ir pamatyti tai, kad žmonės iš tikrųjų ten gerai pailsi, sužino kažką naujo, išvažiuoja laimingi. Ir tada motyvacija daryti daugiau tylos stovyklų tik didėjo. Ar žmonės po tavo tylos stovyklų išsiveža raktus, su kuriais moka tiesiog priemonės dirbti su savim, ar jie grįžta ir kaip greit išmokstama tam tikrų įgūdžių, tai, ko tu mokini? Aš manau, kad tylos stovykla vyksta keliais aspektais. Pirmasis labai reikalingas yra tai, kad sukuriamas labai geros sąlygos poilsiui. Ir tada, kai žmonės ilsisi, tada jie praktikuoja. Ir tada praktika ir poilsis susilieja tarsi į vieną. Kas yra poilsis tylos stovykloje? Poilsis, kai žmonės atsiriboja nuo savo darbų, nuo kasdienių veiklų, nesikalba tarpusavį, nesinaudoja telefonais. Ir aišku, tada jie susiduria galbūt su savo vidumi, su mintimis, su emocijomis, su prisiminimais ir visų kitų. Ir čia prasideda praktika. Panašiai kaip prieš miegą, jeigu mes norim užmigti, jeigu rytoj ar gera diena, ar bloga, tai visiškai nesvarbu. Svarbiausia yra tuo metu mokėti paleisti, atsipalaiduoti, kad galėtume užmigti. Tai aš tylos stovyklose stengiuosi mokyti būtent iš tos pusės. Kad kai dabar ilsimės, kai esam čia, aišku, mes susiduriam su noru planuoti, noru analizuoti, noru paskaityti knygą. Ir praktika padedant ilsėtis yra mokėjimas, gebėjimas paleisti. O kaip sustabdyti tą vidinę voverę? Ar ne? Bet pas tave atvažiuoja žmonės ir dažniausiai, jeigu iš miesto žmonės arba labai veiklus, jie turi tokį užsisukusi tą tokį variklį, kur sunku sustabdyti ir nurimti. Netgi jeigu telefoną atimsi, tai bet minčių žmogaus neatimsi. Kaip tu padedi tą suvaldyti? Visada aš pradedu nuo įžvalgos į tai. Papasakoju, kokio viso to yra vertė. Ir pavyzdys labai geras yra su miegu. Ir pavyzdys taip pat labai geras yra, kai žmonės supranta, kad iš tikrųjų daug nuovargio, ligų ir problemų gyvenime sukelia nuovargis, kai mes per daug mastom, per daug galbūt užsiemam įvairiom veiklom ir tada kūnas nepailsi, tada protas pervargsta, atsiranda emocinė įtampa ir kad būnant tylos stovyklai yra puikia proga tą įtampą paleist, mokytis nuraminti savo mintis, tiesiog proto nuraminimo praktikų, mokytis subalansuoti savo emocinę būseną, galbūt skatint daugiau, kad kiltų dėkingumas, daugiau geraširdiškumas, daugiau atjauta, daugiau ramybė, nes tai yra reikalinga, kaip ir pradėjo mūsų pokalbį nuo to, kad tai yra kaip apsauga, kaip tai, kas mus palaiko, kaip tai, kur mes galim prisiglaust, kai yra sunku, kai mes išmokstam visą tai daryti. Ir tada, kai yra įžvalga, tada yra begalė meditacijos technikų. Pradedant nuo kūno, nuo kvėpavimo, nuo dėmesio valdymo praktikų, nuo vizualizacijų įvairiausių, mantrų, maldų. Daug yra praktikų, kurios padeda atitraukti dėmesį nuo tų kasdienių, neramių, įtampą keliančių minčių ir tiesiog mokytis išlikti su tuo, kas yra dabar, arba tiesiog nukreipti dėmesį į tuos objektus, kurie atpalaiduoja, kurie ramina. O kokius dažniausiai atsiliepimus girdi po stovyklų savo tylos, arba kokie atsiliepimai labai įstrigo, tave patį palietė? Nes dažniausiai atėję žmonės, kai mes jiem kažką duodam, jie taip pat mus labai keičia, yra mainai. Taip. Labiausiai vertinu savo darbę stovyklose tai, kad žmonės supranta geriau truputį, kas yra meditacija ir gauna skonį meditacijos. Ir tada turi dar vieną kelią, kai žino, kai gyvenime kyla chaosas, kyla sunkumai, kai nebelieka prasmės, džiaugsmo, kur grįžti ir ką galima padaryti dėl savęs ar dėl kitų, kad būtų geriau. Nes priešingų atveju daugelis žmonių nežino, ką reiškia meditacija, kvėpavimo pratimai, proto nuraminimo praktikos, ką reiškia tyla, ką reiškia laikas be telefono, dieną ar dvi pabuvimas gamtoj, kaip tai atpalaiduoja. Tai stovyklos yra puikia proga susipažinti. Ir ta patirtis ateina per keletą dienų. O kai žmonės, pavyzdžiui, bando išmokti per įvairiausius interneto kursus ar netiesiogiai ir nepraleidžiant daugiau kaip vieną dieną su mokytoju, tai užtrunka daug ilgesnį laiką. Taip. Nes tada daug sunkiau yra per pusvalandį ar valandą nuraminti savo protą ir grįžus vėl, sakykim, palaikyti tą praktiką ir tęsti toliau. Tai tada nėra to skonio, tokio patirties, nėra tokios, kokia yra, kai žmonės praleidžia 2 dienas tylos stovyklai. Nes tikrai dauguma žmonių išvažiuoja laimingi, atsipalaidavę ir džiaugiasi tą patirtim. Džiaugiasi tai, ką
atranda per meditaciją. O kaip tu pats parenki kelią į žmonių širdis, kad jie išgirstų? Ar per žodžius, ar per loginį konstruktą? Kas paliečia iš tikrųjų žmonės? Kaip tu juos, gal tas žodis įtikini netinkamas, bet kaip tu randi prieimą prie jų? Nes visi mes žinom, kad reikia ilsėtis, kad telefonų per daug yra blogis. Mes lyg ir žinom tą, ar ne? Bet atvažiavę tą, jie pajunta pas tave kitaip. Aš tiesiog girdėjau, nes iš atsiliepimų. Taip, tai yra aplinka, kuri kuria sąlygas ir motyvuoja praktikuoti. Tai yra mano žinios, kuriuom aš pasidalinu ir tos žinios yra paremtas mano patirtim. Kai minėjau prieš tai apie motyvaciją, tai visada aš stengiuosi paaiškinti, kodėl reikia daryti vieną ar kitą ir kokią tai naudą duoda. Ir tada pirmoji dalyje, pirmuose susitikimuose galbūt kalbam apie tai daugiau, kokią tai naudą duoda, kodėl tai yra vertinga, apie labai paprastus žemiškus dalykus. Kaip ir tas, kad užmigti mes norim greičiau, išsimiegoti geriau, tai yra labai labai susijęs su meditacija. Pradedam nuo mažų dalykų, bet pasiekę aukštumas vėl grįžtam prie tų mažų dalykų. Ir tai visas susijungia į vieną. Ir tada mes bandom praktikas. Žmonės labiau susikaupia, nesiblaško per telefoną, per bendravimą. Ir tada per praktikas eina vis giliau ir gauna patirtį. Aš pasidalinsiu, kad man labai rezonavo tai, kad pastebėjau, bent jau girdėjau tik 2 žmonės Lietuvoje darant, tai tu ir Žymantas Dečkus, kuris sako, kad jeigu jūs neturit finansų, aš pasidalinsiu. Man tai yra indikatorius, kad žmogus labai tiki tuo, ką daro, kad jis tą daro ne dėl pinigų arba ne tik dėl pinigų. Tai pasidalink šituo aspektu, kaip tai nusprendė, ką jis tau reiškia. Ir kaip tu atrenki, kaip tu supranti, kad žmogus nepiknaudžiauja, kai sako, aš tiesiog neturiu pinigų, bet man labai šito įrankio reikia mano šiame etape gyvenimo, ar ne? Kaip tu atskiri? Nuo pat pirmųjų stovyklų aš tą galimybę visada suteikdavau ir visose stovyklų aprašymuose yra ta galimybė renginiuose ir bet kur kitur. Ir aš turiu tokį tikėjimą, kad tie mokymai neturi būti pardavinėjami be kitokios išimties tiem, kas neturi pinigų. Kad jeigu neturi pinigų, tai tada ir ne tau šitie mokymai arba ne tau šitos stovyklos. Tai mano suvokimu, tai turi būti prieinama visiems ir viskas, ko reikia, tai tiesiog parašyti laišką ir paprašyti nuolaidos. Ar parašo ir ar nepiknaudžiauja? Ne, nepiknaudžiauja. Yra žmonių, kurie parašo ir visada nuolaidą suteikiu. Labai gražu iš tikrųjų. Matau, kad ir su žmonėm keliauji svetur. Ta saulė jie tavo parvežat. Ką dar? Ko ten važiuojat? Papasakok apie keliones. Stovyklas turbūt irgi. Buvo viena iš mano svajonių prieš 2001 metais ar 2002, kai pradėjau tas keliones vest, kad su žmonėm išvažiuoti į užsienį ir ten turėti kelias savaitės. Saviugdos praktikas, keliaujant, leidžiant laiką kartu. O kodėl? Kodėl būtent toks formatas? Nes labai norėjosi keliauti. Ir keliavimą suderint su savo veikla. Prasmingai. Taip. Ir taip pat leista laiką su žmonėmis, kurie nori praktikuoti, kurie nori medituoti, kurie domisi saviugda. Nes tai yra labai smagu šiltas laikas kartu. Aišku, pirmos patirtis, pirmos stovyklos tikrai nebuvo jos lengvos, buvo labai be galo daug iššūkių. Ir po kiekvienos stovyklos atsiranda vis daugiau vidinės stiprybės vest kitas stovyklas, nes pirmos stovyklos tikrai nebuvo, kad gal kiti įsivaizduoja, kad fainai išvažiuojam ir ten visi labai gerai laiką leidžiat. Tai jo atsakomybių yra daug ir daug įvairiausių. Tai situacijų vyksta kiekvieną dieną, kurios vienokiu ar kitokiu būdu kelia įtampą. Tai kartu susijungia ir augimas, nes augimas, kaip ir kalba, nėra įmanomas įėjimas iš komforto zonos ribų arba augimas be peržengimo per komforto zonos ribas. Iš tai, ko aš girdžiu, kad tavo aplinkoje žmonės, labai daug žmonių ateina ir keičiasi. Yra labai didelė kaita. Ar tu toks pasaulio žmogus neprisiriši? Nes kiti kūrė tokias grupeles ir stengiasi, kad viduje jų nesikeistų žmonės. Ar ne? Nu, galbūt tai iliuzinis saugumas, ar ne? Kad aš juos ugdau, pats augau, aš žinau, kas ką atneša, o tokie trumpi prisilietimai, jie gal neina taip į gilį. Kaip tu manai? Trumpi prisilietimai, aš manau, kad duoda savo vertę dėl to, kad žmonės, kaip ir minėjau, jie gauna patirtį, o patirtis yra be galo svarbi. Nes dažniausiai būna patirtis, kai yra sunku, tai ką daryti tada pramogos, alkoholis, raminamieji ar dar kažkas. O čia atsiranda dar vienas būdas, kaip paleisti įtampą, kaip atsipalaiduoti. Tai dėl to aš manau, kad tai yra svarbu. O su kokiu žmogum, kokius
kažkokią savybę turinčių žmogum negalėtum bendrauti arba turėti kontaktą? Galbūt su apsvaigusiu žmogumi. Aha, bet čia ne savybė, čia būsena. Čia būsena. Aha, o savybė, ar yra tokių? Savybė gal negerbiančio kito žmogaus. Nes tu pats labai spinduliuoja pagarbą aplinkai. Tas labai jaučiasi. Taip, tai man tai yra svarbu bendravime. Jeigu aš jaučiu, kad nėra pagarbos, tai tada aš greičiausia, kad iš tokios aplinkos pasitrauksiu, nebūsiu tokioje aplinkoje. O vienu žodžiu, kaip pats save įvardintum? Aš esu. Šitas geras labai. Jo, aš esu. Mes labai... Geriausia turbūt atspindi, jo, nes tų asmenybių ir nuotaikų ir ego įvairiausių tai dalių yra begalės. O kalbant apie ego, mes interviu taip šiek tiek nuo vidurio pradėjome ir galbūt galvoju tiem, kas tavęs nėra matę arba pirmą kartą susidūrė, tu esi 4 kartų pasaulio čempionas. Pagerinai 10 pasaulio ir Europos rekordų, ar ne? Ir aš susidariu įspūdį, kad tu pačioje savo profesionalumo viršūnėje, ne tada, kai tau nesisekė, o tada, kai tau labiausiai sekėsi, tu atsisveikinai su sportu ir išėjai į sąmoningumą, ar ne? Tai kur tu padėjai tą ugnį, tą discipliną, aistrą, ego, tą išorinį dalyką, kur tau visi plojo ir tu buvai labai išoriškai labai matėsi tavo darbai, ar ne, labai vertinamas. Į ką tu transformavai tai dabar ir kodėl tai darei? Pasakok. Man užtruko daugiau kaip 1,5 metų. Aš buvau suspenduotas. Ir po to aš turėjau pasiūlymą kitur startuoti, kitose varžybose ir toliau tiesiog tęsti karjerą. Bet tada aš pasilikau 1,5 metų tiesiog pailsėti ir leis savo suprast, ko aš iš tikrųjų noriu. Visos tos emocijos nuslūgtų. Ir tada aš dirbau asmeniniu treneriu. Ir tuo metu aš praktikavau, jau buvau pradėjęs praktikuoti meditaciją, kvėpavimus. Ir žmonės, kurie pas mane sportuodavo, mes taip pat kartu vasarą, pamenu, dažnai vesdavau treniruotės ir lauke, ir kvėpuodavom ten, ir medituodavom. Ir viską taikydavai ir jiem, ar ne? Ir pats į tai pasinėriau ir po 1,5 metų pamačiau, kad aš nelabai to noriu, kad mano gyvenimo kokybė ženkliai padidėjo, kai nebeliko sunkių, varginančių treniruočių, nebeliko tos atsakomybės ir kad aš tiesiog noriu eiti toliau tuo keliu, kad man tai yra labiau priimtinas kelias, negu kad buvo prieš tai. Bet turbūt, kai sako žmonės, atsivalgo. Aš dar kitaip pagilinsiu klausimą, ar ne, nes elementariai sportuojam, pavyzdžiui, aš sportuoju, visada sakau, kad išorėje yra geras šalutinis poveikis sporto, bet iš tikrųjų sportuoju visada dėl būsenos, paleisti įtampas arba pasikrauti dopaminą, ar ne, geros būsenos. Tai ar dabar tavo nauja veikla ir nauja būsena atsveria tą, ką tu gaudavai iš sporto? Manau, kad taip. Manau, kad taip ir dar daugiau, nes meditacija ir užpildė tą tuštumą, kurią bandžiau pildyti per sportą. Meditacija davė daugiau. Mes per sportą labai dažnai bėgam. Ne tiek pildom, turbūt kiek bėgam ir bandom, tai yra toks tarpas dienoje, kai galim pabėgti iš kažkokių įtampų, pabūti tokiam vakume, kur tu skaičiuoji pakartojimus ar kažką, ar ne, ir atsiriboti nuo minčių ir tada kažkaip labiau pajauti save, ko iš tikrųjų nori. Čia galbūt mano asmeninė patirtis, bet nežinau, kaip tau. Jo, ir tai yra tiesa. Ir tai yra, ir jogoje tai yra taip pat viena iš jogos dalių, kai yra naudojamas fizinis kūnas tam, kad turėti gerą sveikatą, daromi pratimai tam, kad turėti gerą sveikatą, tam, kad protas būtų ramesnis, tam, kad kūnas būtų tvirtesnis, dailesnis, ilgamžiškumas, ilgamžiškumo praktika, nes tai irgi derinama su maistu, su poilsiu, su visais tais dalykais. Tai yra gerai. Tai kaip ir visur yra ribos, kaip ir maistas. Gali kenkti arba gali gydyti. Tai taip pat ir sportas, jis gali kenkti, gali gydyti. Tave stebint susidaro įspūdis, kad tu esi tarpiniai stoteliai. Kur tu keliauji? Kur tu matai save po 5 ar 10? Sunku pasakyti, labai sunku įvardinti, nes viskas taip greitai keičiasi, kad sunku prognozuoti, kas laukia ateityje. Turbūt pagrindinė praktika, kurią dabar darau ir praktikuoju, tai mokytis gyvenimą priimti tokį, koks jis yra. Ir pasitikėti gyvenimu. Ką reiškia pasitikėti tavo kalboje? Pasitikėti reiškia tikėti tuo, ką darau, savo praktikomis, savo veikla, pasitikėti gamta, pasitikėti visata, Dievu ar kaip kas įvardyja, aukštesnėje jėga, kurios mes nematom. Ir tiesiog daryti tai, kas yra reikalinga dabar. Aišku, tame nėra, kad nieko mes neplanuojam, kad aš nieko neplanuoju. Aišku, kad aš planuoju, bet leidžiu tiem planam keistis, jeigu jie keičiasi.
Dėl to stengiuosi ir neprisirišti prie galutinio gyvenimo galbūt scenarijaus, kaip aš save įsivaizduoju, nes jis yra kintantis. Šitas labai gražus. Nes mes kartais labai savo įsikalbam ir to laikomės, netgi kai nereikia ar nepatogu, ar ne? Nes juk tiek laiko, jėgų ir minčių į tai įdėta. Taip. Nes labai tą temą paskutiniu metu galvoju nuolankumas, nes labai daug prasmių turi nuolankumas, tas nuolankumas gyvenimui. Tai nereiškia, kad nepraras savigarbos, kad nepraras savo orumo, bet mokytis priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Eiti iš vien su gyvenimu ir nepraras tikėjimo tame. Visuomenė labai tą nuolankumą asocijuoja su silpnumu, bet tai yra toli gražu, ar ne? Taip. Nes aš ir pats turėjau ir turiu dar kartais tokią problemą, kai nėra nuolankumo, nelieka ir tada kyla arogancija ir tada tiesiog visada mes tą pralaimim. Aš visada pralaimim. O kaip gilini su savo ego? Įvairiais būdais. Apmąstymas labai padeda situacijų, kurios buvo ir pamatymas, kad aš klydau, kad aš nenoriu taip elgtis, kad aš noriu per tas situacijas augti, neužstrigti tose situacijose. O moki atsiprašyti? Taip. Moki, ar ne? Ne visada būna lengva. Taip. Kartais tas ego sukyla stipriai, bet tai ir yra viena iš pagrindinių taip pat praktikų. Būtent šis nuolankumas. Nes kai yra požiūris į gyvenimą, kai gyvenimą matom ne kaip atskirą, kai gyvenimą matom kaip savo paties atspindį, sakykim, kaip visumą. Ir visa tai, kas vyksta aplink, tada matom tai galbūt su vis didesnė pagarba ir tuo pačiu nuolankumu. Jo, nes kuo daugiau mes matom atskirtą nuo pasaulio, tai tuo daugiau tada ir kyla taip vadinamų teršalų. Turbūt. Ego, pavydas, pyktis, susierzinimas, o kai ateina nuolankumas ir ta riba skyla kaip kiaušinio lukštas ir tada mes pajaučiam ryšį su gyvenimu, su visais tais, kas yra tame gyvenime, tai tada natūraliai nuolankumas, pagarba, susitaikymas, pasitikėjimas. Ir dėkingumas. Taip, ir dėkingumas atsiranda savaime. Nereikia to tada kurti, nes dažnai mes tas būsenas kuriam. O per nuolankumą tai atskyla natūraliai. Turbūt gerai, jeigu pradžią ir bandom kurti, ar ne? Tai irgi gera pradžia. Tai yra, kaip irgi būtų galima įvardinti, kaip kelio pakopos. Nes iškart, sakykime, tai natūraliai tapti, tai yra būtybė, tai yra asmenybė, yra be galo sunku, praktiškai neįmanoma turbūt. Vienetai šiam pasaulyje gimsta tokie. Tai tam yra įvairios praktikos, įvairios pakopos, kai mes augam, kai mes save kūriam, kai mes bandom keistis, sekam paskui tam tikrus tikslus, paskui tam tikrą savo įvaizdį ir po truputį tuo tampam, tai tampa vis natūralesnė gyvenimo dalim. O kalbant apie įvaizdį, kaip keitėsi tavo vyriškumo samprata, ar ne? Nes vis tiek tu buvai toks kovotojas, sportininkas, mes prisirišam šiek tiek prie kažkokių ten tų įvaizdžių. Kas tau dabar yra vyriškumas, kaip tu jį supranti? Ko mokausi dabartiniam etape, tai atsakomybės. Vis daugiau atsakomybės. Nes anksčiau daugiausia tas ir kišdavo koją santykiuose, galbūt net ir kas liečia mano pačio sveikatą, kas liečia santykius su kitais. O kokiu kampu turi omeny atsakomybę? Nes tu visada labai buvai, man atrodo, disciplinuotas ir pareigingas. Kas turi omeny? Yra sričių, kur buvau, yra sričių, kur nebuvau. Tai čia kaip visi mes. Viskas svyruoja, nėra, kad... Tai būtent tai mano didžiausias turbūt pamokos yra. Ir tai taip pat yra susijęs su būtent egoizmu, apie kurį kalbėjom. Nes tai egoizmas kas yra. Kuo daugiau galvojam apie save, tuo daugiau tik savimi rūpinamės. Bet tada laikui bėgant, kai sąmoningėjom, galbūt kai labiau atsiranda empatijos kitiem, tada galima pastebėti ir aš pats pastebiu, kiek tada tas ego sukelia skausmo kitiem. Labai. Taip, ir tada nesinori skaudinti kitų. Labai gražus yra mokymas, vienas budistinių mokymas, kad viena iš pagrindinių praktikų yra atiduoti kitam, padovanoti kitam laimėjimą ir pasiimti pralaimėjimą. Tai čia su tuo yra labai susiję. Čia labai gilu. Tai toks, jaučiu iš tavęs tokį, tai jo turbūt nesusitaikymas, nuolankumas labai geras tavo parinktas žodis, ar ne? O ką tu pas gauni mainais iš žmonių sutiktų? Pastaruoju metu kokios yra įžvalgos? Iš kitų ko mokaisi? Ar tu turi autoritetų savo aplinkoje? Apie autoritetus kalbant, tai turiu ir manau, kad tai yra labai svarbu, nes tai įkvepia, tai yra tas pavyzdys, apie kurį kalbėjom, kuriuo aš seku. Kas mane įkvepia, kas mane motyvuoja, kokios žmogaus savybės. Ir tada aš iš to žmogaus mokausi, tada aš seku paskui šį žmogų, stengiuosi būti arčiau jo ir mokytis. O koks tas žmogus arba žmonės?
Tu minėjai tas savybės, ar ne? Ar Taip. tu turi mokytoją kažkokį? Taip. Aha, papasakok, jeigu nori. Taip, turiu. Ir buvimas šalia mokytojo tai ypatingai įkvepia. Aš taip įsivaizduoju, kad jis nėra lietuvis, ar ne? Ne. Aha. Ne, tai pamato, kur protas yra prisirišęs, kur yra neišmanimo ir tada padeda tai pamatyti, padeda tai paleisti. O kaip pamatai, kaip protas pamato prisirišimus? Į kokią būseną reikia nueiti, kad tu taip galėtum atsidalinti? Nes mes labai susitapatinam su savo prisirišimais tiesiogiai, ar ne? Mes sakom, čia aš. Nes prisirišimas, kaip galima atpažinti prisirišimą? Prisirišimas kelia nerimą, prisirišimas kelia troškimus, taip vadinamus manijos priepuolius. Nori vieno, nori kito, protas neramus, nuolat mąsto, ką čia nusipirkti, ką čia padaryti, kur čia nuvažiuoti. Ir tada mes prarandam ramybę. Bet tu tarsi apibūdini tokį eilinio miestiečio gyvenimą. Nes tavęs klausant galima pagalvoti, kai tada tai iš viso turiu atsisakyti identiteto. Pagilink, kaip tu manai? Įkalbam apie gilesniuosius lygmenis, kurių yra mokoma, tai taip, mes turim tada matyti gyvenimą tokį, koks jis yra iš tikrųjų. O pavyzdžiui, Vipasana moko matyti gyvenimą per 3 bruožus, nes visas gyvenimas yra paženklintas 3 bruožais. Ir pirmasis bruožas yra tai, kad viskas laikina. Nėra to, ką mes suvokiam, ką matom akim, ką girdim per ausis, ką jaučiam savo kūnu, ką suvokiam savo protę. Tai, kas būtų taip, kaip yra ir nesikeistų, kas būtų amžina, nekintančio ir nesąlygota kitų reiškinių. Viskas laikina. Kitas aspektas yra tai, kad jeigu tai yra laikina, tai natūraliai yra, kas kelia įtampą, kas kelia stresą, kas kelia nerimą. Arba kitai budistai tai vardina kaip dukha, kaip nepasitenkinimą. Neįmanoma pasitenkinti laikinų dalykų. Tai tik duoda trumpalaikį pasitenkinimą ir kai tai baigėsi, kyla skausmas, kyla vėl troškulys, kyla vėl neramumo būsena, kyla vėl sumaištis. Tai vadinasi, visa tai, kas laikina, negali suteikti galutinio pasitenkinimo. Skim, yra pavyzdys, sako, žmogus nusiperka batus ir jeigu prisiriša prie tų batų, nemato tai, kad jie visada taip netrodys. Tai tada, kai tie batai sudyla, išsipurvina, jis tada liūdė. Taip. Jeigu mato laikinumą tame, mato tai, kad tai nėra tai, kas dabar taip pat ir su visą laiką santykiais, gyvenime sako, iki pabaigos pasikeitei, ar kels ne? laimę. Taip pat ir su santykiais, taip pat ir darbe, taip pat ir su sveikata, taip pat ir su kūnu. Galim dabar pažiūrėti veidrodį ir atrodyti, va dabar tai taip ir noriu, kad būtų. Bet dėja gyvenimas nuolat juda į priekį, kinta ir tai galbūt keletą metų kūnas gali kelt malonumo jausmą, žavesio jausmą, bet vis tiek anksčiau ir vėliau jis suserga, jis pradeda keistis ne taip, kaip mes norėtume. Ir tai yra būtent ta antroji savybė. Ir trečioji savybė yra tai, kad mes nieko, kas laikina, kas nuolat kinta, negalim kontroliuoti. Negalim to pasisavinti. Ir tai vadinasi, nėra mūsų, nėra mano, nepriklauso man. Ir tai yra ne tik kūnas, ne tik išorinis pasaulis, bet taip pat ir mūsų vidinis pasaulis, mūsų emocijos, ego vaidmenys, mūsų įsivaizdavimai, kas aš esu, kas aš nesu. Visa tai taip pat ateina ir išeina. Taip, tai tada tikrai nuolankumas gyvenimui. Jeigu visus 3 dalykus pamatai kaip ant delno, tai tik tai ir lieka, ar ne? Taip, ir tai mažina prisirišimus. Mažina prisirišimus, kartu kyla atjauta. Atjauta tai yra, pavyzdžiui, kad įvardint, kad geriau suprasti, tai nekenkti ir padėti. 2 bruožai. O kaip nekenkti, tai taip pat budistai įvardė tai kaip 5 priesaikus, 5 moralės priesaikus. Tai yra nežudyt, nesmurtaut, nevokt, nemeluot, nepaleistuvaut ir nesisvaigint. Ir tai yra atjauta. Jeigu žmogus nepažeidžia šių priesaikų, tai vadinasi, jis turi pakankamą atjautos ir savo, ir kitam. Jeigu pažeidžia, vadinasi, reikėtų šiek tiek daugiau atjautos. O kodėl nesisvaiginti įeina į atjautą? Todėl, kad tu bukas tampi, ar ne? Apie svaiginimąsi pabrėžia tai, kad nesisvaiginti tiek, kad prarast atidą ir dėl to kiltų sumaištis arba neatsakingumas. Nes žmonės dažnai bėga nuo savo jausmų, nuo atsakomybę būtent per svaiginimuose. Taip. Ir subtiliosnėse lygmenyse tai gali būti netgi kava. Žmogus jaučiasi, aš pats su tuo susidūręs, jaučiuosi pavargęs, jaučiuosi nenuotaikoje ir išgeriu kavos. Geriau, bet po to vėl praeina ir po to atsiranda priklausomybė ir tada tai pradeda sekinti
tada tai pradeda žalot. Arba ir tada cukrus. tai yra kaip svaiginimasis. Ir tada, aišku, cukrus, užkandžiavimas. Visą tai tiesiog jaučiuosi prastai ir vietoj to, kad išbūt su tuo, praktikuot paleidimą, praktikuot atjautą, tada daug lengviau yra kavos puodelis, torto gabaliukas ar kokie čipsai ir protas trumpam nurimsta, iki kol vėl neatsiranda įtampa ir tai įsuka į tokį užburtą ratą ir po to tas užburtas ratas pradeda sekinti sveikatą, griauti santykius, kurti dar daugiau priklausomybių ir tada savim pasitikėjimas griūna ir tada daug kitų problemų atsiranda. Tai nuo mažų dalykų gali tai prasidėti. O kokia tavo yra dienos rutina? Dienos rutina akcentuoju labiausia gerą miegą, kad gerai pailsėčiau, tai stengiuosi nueiti anksčiau miegot. Ir ryte atsikėlęs visada turiu valandą ar 2 savo mankštai, savo meditacijai, savo pasivaikščiojimui, tam, kad protas ramesnis būtų. Ir vėliau tada būna įvairūs darbai, nes daug keliauju ir pakankamai daug ir namie vienas praleidžiu laiko, tai labai įvairiai, bet vakaras ramus, stengiantis nueiti anksčiau ilsėtis, pasiruošti miegui, tai kaip ir kalbėjau, labai gera sąmoningumo praktika. Praktiškai, jeigu gerai pailsim, medituoti nereikia. Skirti labai daug dėmesio meditacijai, nes, sėdint formaliai, nes protas natūraliai būna ramus, švelnus, būna sąmoningumas pakankamai aukštas. Bet kai neįsimiegam ir dar tada nedarom praktikų, kurios padėtų protui nurimti, tai tada sąmoningumas pradeda mažėti. O sąmoningumas pradeda mažėti, kai protė kyla nerimas, pyktis, susierzinimas, protas tampa apimtas troškimų, manijos. Ir tada viskas pradeda griūti. Ar tu sutinki su fraze, kad žmogumi gali būti tik tarp žmonių? Ir kaip tavęs neišdirgina kiti žmonės, jeigu ilgiau tarp jų tarpe pabūni? Kaip tau pavyksta nesusierzinti, o jeigu susierzini, tai kaip save nuramini greitai? Ar tai tie įrankiai meditacijos? Manau, kad ir taip ir ne būtų atsakymas, nes jeigu žmogumi esu tik tarp žmonių, o kai, sakykim, kaip įvardijam tos ne žmonės, galbūt tie, kurie, sakykim, elgiasi nedorai, kurie piktavaliai žmonės, sakykim, taip įvardinkim. Ir tada čia prasideda iš esmės praktika. Kai mes mokomės po truputį priimti juos ir išlikti ramiais. Ir galbūt sukurti sąlygas jiem pasikeisti. Nes ypatingai, ką akcentuoja dvasiniai mokymai, kad jeigu mes nesuteiksim progos keistis tiem, kurie daro klaidas, tiem, kurie yra įvardyjami taip kaip beviltiški, kaip labai blogi žmonės, tai tada ir jie neturės galimybės keistis ir mes neturėsim galimybės augti. Nes čia vėl tada grįžtam prie to prisirišimo, prie to, kas patogu. Apsupu save gražiais, maloniais žmonėmis ir įsivaizduoju, kad aš dabar jau turiu daug dvasinių realizacijų ir aš dabar jau esu daug pasiekęs ir aš esu ramus ir tada, kai į aplinką papuola koks, sakykime, žmogus, kuris elgiasi ne taip, kaip man atrodo, netelpa į mano rėmus ir tada manyje kyla nerimas, pyktis, susierzinimas, aš prarandu kontrolę, tai parodo tik tai, kad dar reikia praktikuoti ir praktikuoti. Tai todėl labai gerai, net sakyčiau tai, kad kartais yra tai, kas gyvenime mums kelia įtampą, nes per tai mes galim pastebėti savo silpnas vietas ir praktikuoti. Ir per tai tobulėti, per tai augti. Nes patogus gyvenimas dažnai apgauna. Ir mums atrodo, kad mes jau turim viską, galim atsipalaiduoti. Ir tada apsistatom save storom sienom, susikuriam labai saugią erdvę aplink. Bet anksčiau ar vėliau tos sienos griūva ir tada žmogus nebeturi prieglobsčio. Ir tada žmogaus prote kyla teršalai ir tada jis gali nelabai kuo pradėti skirtis ir nuo tų, kurios prieš tai vardėjo kaip blogus, kaip beviltiškus. O tu labai transliuoji būseną. Ar pats tą jauti ir jeigu jauti, kada tą supratai? Būsena kokia tiksliai? Kiekvienas žmogus turi labai stiprų energetinį lauką, tai tavo labai stiprus. Kada tu tą supratai, nes tavo laukas labai keičia kitus žmonės, labai paliečia ir paveikia. Kada tu tą pajutai, tą gebėjimą? Kada supratai, kad jį turi? Ar tau tai naujiena? Ne, tai nėra naujiena, tai turbūt yra tai, kas ir sustiprino tikėjimą visą šią praktiką. Kai kalbėjom apie nuolankumą, kai kalbėjom apie pagarbą kitam, kai kalbėjom apie visus tuos dalykus,
tai nėra tai, ką būtų galima sukurti, nes jeigu yra bandoma sukurti, kai kalbama yra apie įvaizdį, apie bandymą ten atrodyti būtent taip, kai tai yra daroma dirbtinai. Aš nesakau, kad aš niekada taip nedarau, būna, kad reikia kartais tai daryti, bet per būtent tas situacijas ateina patirtis. O tu tą lauką valdai, gebi kontroliuoti, jungti ir išjungti, ar jis tiesiog yra? Kaip tu pas manai, kaip jauti? Šitas laukas kyla iš mūsų vidinės būsenos. Ir tas laukas dažniausia išsisklaido, sakykime, tos ramybės nelieka tada, kai atsiranda prote kietumas, stiprus prisirišimas, kontroliavimas, valdymas, visi tie dalykai. Ir tada dažniausia būna, atrodo, kad reikia tai padaryti, reikia galbūt griežčiau pasakyti arba išlaikyti tam tikrą įvaizdį ir tada viskas būna, kad išsisklaido. Tai veda turbūt į natūralumą. Kuo daugiau natūralumo, kuo daugiau širdies tame, tuo tas laukas būna stipresnis. Man atrodo, tai veda į tą, kur tu minėjai, aš esu. Taip. Ar ne? Taip. Pagrindinis dalykas. Taip. Norėčiau, kad tu kažkiek prisistatytum, ką dar planuoji ir kur kvieti žmonės. Mano pagrindinės veiklos yra tylos stovyklos, kelionės užsienį ir internete įvairūs mokymai, kurie vyksta keletą kartų per metus. Ir visada žmonės gali, jeigu turi kokių klausimų, parašyti. Visada labai džiaugiuosi, kai užduoda klausimus dėl meditacijos, saviugdos. Tai tikrai pakankamai dažnai mes sutarėm dėl pokalbio internetu, pasikalbam ir kai matau, kad žmogui tikrai reikia, kad tai yra nuoširdu, tai tikrai nieko nekainuoja. Visada smagu yra pasidalinti, padėti. Tai yra pagrindinės veiklos mano šiuo metu. O ko palinkėtum žiūrovam? Ramybės. Atrasti ramybę čia ir dabar. Nes kai protas ramus, kai mes nurimstam, tada viskas natūraliai savaime susiklosto pačiu geriausiu būdu. Nes tai yra kaip ta energija, kaip reaktyvinis kuras žmogui. Kai žmogaus veiksmai kyla iš ramybės, tada tie veiksmai yra daug duodantis, daug kuriantis. Taip pat tai yra labai naudinga ir mūsų sveikatai. Bet kai tie veiksmai kyla iš trūkumo būsenos, iš sielvarto, iš sumaišties, iš nerimo, iš pykčio, tai dažniausiai tokie veiksmai būna griaunantis ramybės kaip prieglapščio savyje ir kaip stipraus pagrindo gyvenime. Tada nereikės malšinti išorę, ar ne? Taip, nes kai veiksmai kyla iš pilnatvės, ką duoda ramybė, tai tie veiksmai natūraliai yra duodantis labai labai daug. Ar tu toliau sportuoji, ar neatsisakei sporto ir kaip tai įtakoja, veikia tavo gyvenimą? Sporto neatsisakiau, bet buvo etapas, kada labai mažai sportavau arba visai nesportavau. Tai tada taip pat tas yra kraštutinumas, kai truputį nueinama per daug į meditacijas, visiškai yra nebesportuojama kurį laiką, tai tada tai taip pat turi neigiamą efektą. Tai tokia patirtis turbūt taip pat buvo reikalinga, nes labai pradėjau mėgautis meditaciją, visom saviugdos praktikom. Kodėl supratai, kad sporto vis dėlto reikia? Tolti po truputį. Ir tada vėl ateina ta riba, atėjo ta riba, kai supratau, kad sporto aš noriu savo gyvenime ir sportas tikrai duoda labai daug. O ką duoda? Ką jis tau atneša? Padeda jaustis gyvesniu, galbūt taip įvardinčiau. O visi tie žmonės, kuriuos tu treniravai, ar buvo lengva paleisti ir ar jie yra dar tavo aplinkoje, tavo gyvenime? Kodėl nepasilikai treniravimo, kaip šalia to, juk vienas kitam netrukdo? Taip, aš pusę metų taip dariau, vedžiau stovyklas ir treniravau, bet tada pamačiau, kad reikia pasirinkti vieną arba kitą ir nusprendžiau eiti tuo keliu, kad ves stovyklas, nes tuo metu ir buvo ir pradžia ir nebuvo tikrai lengva vesti šitas stovyklas. Reikėjo laiko po stovyklos 1 ar 2 dienų, kad vėl grįžti į emocinį balansą, kad pailsėt. Ir tada, jeigu yra per daug darbų, tai tiesiog aš tada nebespėjau visur ir pailsėt, ir mokytis, ir dirbti. Tai turbūt ir didesnį pokytį žmonėse jautei, kad darėjai, ar ne, su stovyklom ir su meditacijom. Taip. Taip, mano nuomonė, tai daugiau sukūrė vertės, tai ką aš dariau veikla, jeigu ją taip įvardint. O kuo tavo tylos stovyklos skiriasi nuo kitų tylos stovyklų? Nes Lietuvoje yra keli žmonės, kurias ją veda. Kaip tu manai? Ko jos išskirtinės arba kitokios? Arba kame tavo braižas? Aš manau, kad geriausia važiuoti į tą stovyklą pas mokytoją, su kuriuo jaučiam daugiausia ryšio, kuriuo pasitikim labiausia, kuris įkvepia labiausia. Nes aš manau, kad daugiau ar mažiau moko panašių dalykų tylos praktikose.
Galbūt pas vienus jos yra labiau intensyvesnės, daugiau yra veiksmo, pas kitus mažiau veiksmo. Ypatingai jeigu tai yra stovyklos, kur vyksta dvasinės praktikos, tai tada ten būna daugiau praktikos ir daug mažiau mokymo, kalbėjimo, o mano stovyklose yra viskas bandoma derinti, nes praktiškai daugiau 90% atvažiuoja visiškai naujų žmonių, kurie niekad nesusidūrė su meditacija arba labai nedaug susidūrė. Tai stengiuosi apjungti ir tylą, duoti pakankamai laiko pabūti tyloj ir taip pat pakankamai įvairių skirtingų praktikų, kad žmonės galėtų atrasti tai, kas jiems labiausiai tinka. O su kokiom dažniausiai svarstančių važiuoti baimėm ir klausimai susiduri žmonių? Ko jie bijo? Kodėl jie svarsto važiuoti ar nevažiuoti? Aš tiesiogiai su tuo nesusiduriu, jie man nepasako dažnai. Ir dažniausiai turbūt kaip ir visur galvoja, kad per sunku bus, kaip ir visas tylos stovyklas galvoja, kad bus labai sunku, galvoja, kad ten galbūt keistai jausis, kad ten bus galbūt aplinka, kurioje negalės atsipalaiduoti. Tai turbūt tokios didžiausios kliūtis yra, kurios kliudo. Nes dažnai, jeigu tai yra pirma patirtis, važiuoti pas mokytoją, kurio nelabai gerai turbūt pažįsta, tik tai girdėjo kokių atsiliepimų, važiuoti į tylos praktiką, kai atrodo, kad ten gali būti sunku, neįdomu, nereikalinga ar kažkaip kitaip. Ir tai gali stabdyti, nes būna, kad kiekviena stovykla, vienas ar du žmonės, kurie užsiregistruoja, neatvažiuoja ar daugiau. O kaip greit jauti, kad žmonės atvykstantis atsipalaiduoja arba įeina į tą erdvę? Kokiu tempu tai būna? Mes pradedam penktadienio vakarais ir šeštadienio dieną vakare jau žmonės būna atsipalaidavę ir ypatingai tai jaučiasi sekmadienį. Tai šeštadienį dar įvardinčiau kaip dieną, kai žmonės būna vieni atsipalaiduoja, kitiem dar nepavyksta. Net sekmadienį jau dauguma žmonių būna praktiškai visi atsipalaidavę ir laimingi. Ir tokia yra riba, kai žmonės galvoja, kad viena diena, 2 dienos yra daug, bet kai atvažiuoja pabūna tas 2 dienas, būna, kad išvažiuoti nelabai norisi, nes pajaučia sekmadienį, jau pajaučia atsipalaidavimo, protas pripranta ir tada jau reikia išvažiuoti. Kitokią kokybę, ar ne, pajaučia? Bet kai darau stovyklas, pavyzdžiui, 4-5 dienų, tai tada žmonės labai sunkiai renkasi. Nes tiesiog žmonės... Sunku atitrūkti nuo gyvenimo, ar ne? Sunku atitrūkti, jo. Protas prikuria įvairiausių, tai baimių, abejonių, ar tai tikrai reikalinga, ar to tikrai reikia. O ko stovyklos tylos Lietuvoje skiriasi nuo užsienio stovyklų? Labai daug yra tylos stovyklų ir tai priklauso nuo mokytojo. Aš galbūt apie tavo labiau klausiu, apie tavo paties. Turbūt negaliu to įvardinti, nes dabar neteina joks pavyzdys, kas vyksta užsienį. Esu buvęs ne tylos stovyklose, o jogos retrituose. Tai manau, kad yra daug panašių aspektų. Yra skirtinga tai galbūt, kad yra daugiau tylos stovyklose, kad mažiau muzikos, nesikalbama, o praktikos, paskaitos tai daugiau ar mažiau jos yra panašios. Aišku, stovyklose aš stengiuosi kalbėti daugiau iš mokslo pusės, iš suprantamos kalbos, kad visiems būtų tai kaip universalus mokymas, kad nereikėtų, kaip pavyzdžiui, kokiuose tai dvasinėse tradicijose atėjus, praktikuoti būtent pagal tas tradicijas ir tarsi prisijungti prie tos linijos. Tai čia vyksta viskas universaliai, kad visiems tai būtų atvira, suprantama ir naudinga. O dar labai noriu tavęs pasiteirauti, žinau, kad pats berods mėnesio tylos stovykloje esi buvęs, ar ne? Atsiskyrimą tu kažkaip atsiskyrimų vadini. Taip. Ką iš to gavai? Ką tai tavyje pasėjo arba užaugino? Kodėl tau to reikia? Nes praktikavai ne vieną kartą per metus berods tą darai, ar ne? Neklystu, 4 metus išvažiuoju kiekvienais metais atsiskirti mėnesio laiko. Tai principas labai panašus, taip pat atsiriboju nuo visko ir visą tą laiką dedikuoju praktikai. Stengiuosi praktikuoti, nes važiuoju pas skirtingus mokytojus, ne visada pas tos pačius. Ir tada stengiuosi tą mokymą realizuoti, kiek įmanoma. Ir aišku, tai tikrai nėra lengva praktika. Aš esu iš tų žmonių, kur būna pirmas 10-15 dienų labai lengva, o po to aš pradedu susidurti su gilesniais iššūkiais. Kokiais, ką tu turi omeny, jeigu tai... Kilti iš vidaus. Pamenu, vienoj buvau stovykloje mėnesį laiko per skyrybų etapą ir buvo pirmas kelias savaitės taip gera, taip ramu, atsipalaidavau nuo visko ir po to pradėjo kilti vėl įvairios abejonės, įvairios pamastymai ir tai labai nenaudinga buvo meditacija. Tuo pačiu, aišku, kai ir kalbėjom susidūrus tom sudėtingom situacijom, tai per jas mes taip pat augam, per jas mes taip pat tobulėjom.
Arba būna, kai praktikos gilėja ir instrukcijos tampa sudėtingesnės, taip pat reikia susidurti su tuo, kad nepavyksta, įgyvendinti mokytojų instrukcijų. Čia toks ego dalykas, ar ne? Taip, ir tada vėl tenka susidurti ir su abejonėm, ar man tai to tikrai reikia, ar tai yra tikrai man, ar aš to tikrai noriu. Kiekvienais metais jaučiasi labai pagerėjimas didelis. Kurio prasme pagerėjimas, ką turiu omeny? Kad vis lengviau yra su savimi išbūt. Nes pirmais metais tai buvo labai sunku. Paskui antrais metais buvo sunku, trečiais šiek tiek lengviau. Ir... Ką tu vadini sunku? Paprastam žmogui. Kas yra sunku? Kai yra susiduriama su savo emocijomis. Norisi pabėgti? Taip. Ta akimirka, nebūti. Taip, norisi vėl grįžti pasaulietinį gyvenimą, pradeda kilti įvairios abejonės, įvairūs klausimai, tai atitraukia dėmesį nuo meditacijos, tada leist laiką atsiskirime palieka pakankamai sunku, kai pradeda kelti įtampą, nebesinori to ir tada reikia grįžti ir tada grįžti yra labai sunku. O po viso to, kokią dovaną didžiausiai išsineši, kaip tai tave pakeičia labiausiai, kodėl vis važiuoji? Leidžia atrasti gal vis daugiau lengvumo savyje ir leidžia pamatyti tuos giliuosius, gal negiliuosius, bet subtilesnius savo paties aspektus, kurie kelia įtampas, kurie realiai sekina energiją ir pasirūpinti tuo. Nes kasdieniam gyvenime nėra laiko. Yra tiek daug ko gražaus veikti, kad nėra tam laiko. Ir tada gyvenimas atrodo tiesiog viskas nuostabu, fantastiška, metai bėga, lekia, bet kai nuvažiuojam į atsiskyrimą, tada viskas nurimsta ir tada pradedam pamatyti savo gilesniuosius sluoksnius, kurių kasdieniam gyvenime nepastebim. Nes lyg ir žmogus labai transformuojasi, ar tie sluoksniai nekinta ir kasmet susiduri su tuo pačiu, ar ne? Ne, tai keičiasi. Tai keičiasi ir tampa kiekvienais metais vis lengviau su savim išbūti. Atrasti vis daugiau lengvumo, vis daugiau aiškumo. Ir pavyzdžiui, praeitais metais buvo atsiskyrimas, labai daug praktikavau vipasanos, nuvažiavau į Paok vienuolyną Tailande, kur yra praktikuojama labai stipriai sutelktis ir taip pat laviname vipasanos įžvalgą. Ir tada buvo galbūt savaitę laiko be galo daug skausmo, be galo. Nes atrodo, mes kai kalbam apie laikinumą, apie tai, kad viskas laikina, kinta, kad gyvenime yra daug kančios, su kuria visi susiduriam, atrodo, viskas savaime suprantama, viskas aišku. Ir jau po kelių akimirkų mes mąstom, ką veiksim rytoj, kad čia reikia parduotuvėje nusipirkti ir viskas. Ir tada tiesiog tai įžvalga yra visiškai paviršutiniška. O kai gilioj sutelkti, iš tiesų tenka susidurti su tuo akis į akį ir pamatyti, kad ne tik mano paties gyvenimas, bet ir mano artimųjų, bet ir visas pasaulis iš tikrųjų su tuo susiduria ir kaip sunku tada yra paleisti, kaip sunku yra priimti šią realybę, kad tai, ką aš dabar turiu, tai man nepriklauso ir visą tai reikės paleisti. Su visu tuo reikės atsisveikinti. Taip. Ir kad aš esu savo karmos šeimininkas, savo karmos veiksmų įpėdinis ir visi kiti lygiai taip pat. Ir kad mano norai, mano veiksmai labai mažai gali ko pakeisti šiam pasaulyje. Labai gerai. Tada buvo labai sunki savaitė, labai daug viduj skausmo, bet vėliau tuo skausmu buvo pasirūpinta, visi tie dalykai suprasti ir tai virto ramybę, tai transformavosi į ramybę. Ir tada, pavyzdžiui, grįžus į kasdienį gyvenimą yra gyventi lengviau, nes nuolat yra susiduriama su pokyčiais, kurie kelia įtampos. Ir tada būtent šį įžvalgą, pamatymas to, kaip yra, leidžia nurimti. Viduje širdyje natūraliai kyla ramybė. Nors ir skauda, nors ir nepatogu, bet viduje yra ramu, viduje yra tylu. Tyla ir ramybė. Tai tokie, sakykime, patyrimai. Vienose išgyvenamas, sakykime, skyrybų skausmai, kitur išgyvenami prisirišimo skausmai, kitose atsiskyrimuose krenta ego kaukės įvairios, pamatoma tie subtiliausi ego aspektai, prisirišimai prie aš esu toks, aš noriu būti toks ir pamatoma, kad tai yra tada labai kenčiam, jeigu nelabai toks. Pati didžiausia kančios priežastis ir tada tarsi liekama be nieko ir tada atrodo, reikia viską paleisti. Tai kiekvienas atsiskyrimas būna skirtingas ir duoda savo vertę. Ačiū tau labai, mes palėtėm ir tai, ką tu pats patyrei, labai gražiai nuoširdžiai pasidalinai ir tai, ką žmonės pas tave veikia. Aš tikiuosi, kad jie apsilankys tavo pradžiai galbūt trumpose stovyklose, o kažkas gal išsikners ir pasirinks kelionę su tavim. Aš labai linkiu gražių jums potyrių, augimo. Ačiū labai. Nes
tu labai gražią žinią neši visuomenė. Mūsų lietuvių nėra tiek daug, ar ne? Mūsų nėra tiek daug ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų aplinkoje yra tokių žmonių. Ačiū labai. Dėkuoju. Ir paskutinis dalykas, aš paprašysiu tavęs užduoti klausimą kitam sekančiam mūsų laidos pašnekovui. Aš jį perduosiu. Ką jam reiškia tyla? Gerai, paklausiu. Dėkuoju tau už pokalbį. Ačiū. Man dažnai sako, kad mano sofa atrodo kaip klestinti kompanija, kad mums labai gerai sekasi, kad tikrai pas mus vyksta labai daug visokių renginių, ateina daug žmonių ir tikrai kūrėme mes tą sėkmės įvaizdį. Renginių nuo kultūrinių iki edukacinių, muzikinių ir pramoginių. Mano sofos erdvėje mes netgi esame atsivežę fortepijoną į mūsų erdvę ir nekartą vyko koncertai žmonėms. Ir tai yra labai neįprastas formatas, nes ant sofų susėdus klausytis fortepijono muzikos yra kažkas unikalaus. Ir toks baldų pasirinkimo būdas yra tikrai nematytas Lietuvoje, kad būtent per renginį gali įsipatoginti ant sofos ir ją išsirinkti tarsi nejučiamis. Kartais žmogus net nepagalvoja, kad jam reikia naujos sofos, kol ant jos neatsisėda. Linkiu kiekvienam žmogui sulaukti kiekvienos dienos pabaigoje tos minutės, kai jis gali grįžęs namo atsipalaiduoti ant savo pačios minkščiausios ir patogiausios sofos.